Labą dieną, gerbiami tarybos nariai, gerbiamas merė. Vadovaujantis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 32 punktu, prašome sušaukti neeilinį Ukmergės rajono tarybos posėdį. Posėdžio darbotvarkė. Dėl galimo valstybės tarnautojo Giedrio Pociaus tarnybinio nusižengimo komisijos sudarimo. Pirmas punktas. Ir antras punktas. Dėl galimo valstybės tarnautojo Stasio Jackūno tarnybinio nusižengimo komisijos sudarimo. Dėl posėdžio sušaukimo pasirašo 12 tarybos narių. Armanavičius, Baravykas, Belickienė, Kopūstas, Mirinavičienė, Molčianovas, Spruogis, Tamošiūnas, Varžgalys, Genys, Pyvaras, Kalesnikas. Pridedami dokumentai. Aiškinamasis raštas. Sprendimo projektui dėl galimo valstybės tarnautojo Stasio Jackūno tarnybinio nusižengimo komisijos sudarimo. 2014 metų sausio 20 dieną Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius sudarė rangaus darbų sutartis su uždarąja akcinė bendrovė Gora dėl Veprių ir Želvos vidurinių mokyklų atnaujinimo modernizavimo. 14 metų rugpjūčio 24 dieną, vėluojant darbams, galimai OAF ir viešųjų pirkimų tarnybos pritarimu sutartis buvo pratęstos. 14 metų lapkričio 26 dieną faktiškai manoma, kad sutartis yra neįgyvendintos dėl galimai aplaidaus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus veiklos. Tarybos sprendimu siūloma sudaryti nepriklausomą 5 asmenų komisiją galimam valstybės tarnautojo Stasio Jackūno tarnybiniam nusižengimui ištirti. Tuo svarstomų klausimų yra ir parengtas sprendimo projektas. Vadovaudamasi tarnybinių nuobaudų skirimo valstybės tarnautojams taisyklių patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 metų birželio 25 dieną nutarimu numeris 977 dėl tarnybinių nuobaudų skirimo valstybės tarnautojams taisyklių 5 punktu ir siekdama atlikti Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Stasio Jackūno veiklos patikrinimą dėl galimai aplaidžios veiklos nusprendžia sudaryti 5 asmenų komisiją valstybės tarnautojo Stasio Jackūno galimam tarnybiniam nusižengimui ištirti. Manau, kad kandidatūros bus pasiūlytos, kada bus svarstomas šis klausimas. Toliau, aiškinamasis raštas sprendimo projektui dėl galimai valstybės tarnautojo Giedriaus Pociaus tarnybinio nusižengimo komisijos sudarimo. Tarybos sprendimu siūloma sudaryti nepriklausomą 5 asmenų komisiją galimam valstybės tarnautojo Giedriaus Pociaus tarnybiniam nusižengimui ištirti. Spaudoje pasirodė informacija, kurioje minima, kad 2014 metų rugsėjo 3 dieną Lietuvos apeliacinio teismo kolegijos nuosprendis, kuriuo buvo panaikintas Ukmergės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos sprendimas, kuriai vadovauja Giedrius Pocius ir Ukmergės rajono savivaldybės administracijai skyrė 13 510 litų baudą, mokėtina valstybės naudai, bei priteisė 2000 litų bylinėjimosi išlaidų. Ir siūlomas sprendimo projektas dėl galimo valstybės tarnautojo Giedriaus Pociaus tarnybinio nusižengimo komisijos sudarimo. Vadovaudamasi tarnybinių nuobaudų skirimo valstybės tarnautojams taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 metų birželio 25 dienos nutarimu numeris 977, dėl tarnybinių nuobaudų skirimo valstybės tarnautojams taisyklių 5 punktu ir siekdama atlikti
Ukmergės rajonų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Giedriaus Pociaus, kuris eina ir Ukmergės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos pirmininkų pareigas, veiklos patikrinimą dėl galimų viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų nusprendžia sudaryti 5 asmenų komisiją valstybės tarnautojo Giedriaus Pociaus galimam tarnybiniam nusižengimui ištirti. Taip pat komisijos narius, manau, jie bus pasiūlyti neeilinio posėdžio metu. Ačiū uždėmesi. Dėkuoju pranešėjui.